Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Šiandieną randamės Airsoft Shadow Company žaidime Tampeliai perputus teritorijos. Keliaujam į briefingą. Gerai, tada reikia dar 4 savanorių. Tenai. Ne, palauk, 22 Pala. Dabar pala jūs, kebra. Kodėl jūsų pusė beveik yra nesubscriberiai? Tai gal jau prenumeruokite kanalą, ar gaila jums reikia subscriberių. Davai, du. Pala, ne. Vienas ir dar vienas. Yra? Tai gerai, pereik. Super, tai va viskas. Va, visų pirma, labas rytas, gerai. Tai ko nemačiau, tai sveikinamės ir... Nes ladą užvedėm ir pradėjo benzas bėgti ant variklio. Laukiu meistras turi parašyti ir... Davai stumsi. Tai aš tą patį norėjau jums daryti. Tai tą patį turbūt... Super, tai jie jiems stumti jums. Tai tada zaibės, jūs stumsite, gerai. Jisai bus taške, jums pasakys vadas kokioj vietoj, kas yra žaidė tai prie žalio Maskvyčiaus, tenai maždaug. Jisai bus tenai, jūsų užduotys neleisti jo paimti. Ir pas jūs yra mirtvekė tokias barikadas dvi, jas jums reikės fiziškai nunešti ir per kelią, kur yra kelias, pastatyti nuo savo nuožiūrą kažkur, kad automobilis negalėtų pravažiuoti. Jeigu jūs ją pastatot, automatiškai jiems reikia C4 paimti ir susprogdinti jas tą barikadas 35 minutės. Tai jūs kaip ir apsidraudžiat, kad jie negalėtų to padaryti. Toliau, Lada pajudės iš čia, iš va čia pajudės ir jinai bus stumiama 4 žmonių. Tos vietos, tai čia gaunasi nuo čia ir taip ratu iki tenai. Tada pasiims tą žmogų ir turės grįžti ne čia, o jau į savo bazę. Tai jiems čia bus tikrai ką veikti. Toliau, C4 jie turės vieną, tai jeigu vieną pastatytą, 35 minutės, tada eina kitą. Sprogdinti. C4 bus baziai, kai pastatysit barikadą, jie pamatys tą barikadą, ateis, aš jums duosiu C4, jie neša ir sprogdina. Pas vadą reikia, kad kažkas vienas įeitų. Ir tas vienas visiems pasakys info. Aš tai irgi nenoriu vado. Kas nors galėtų kitus vado klausyti. Jau mediką paėmiau. Akis į tą atsuko, bet keitėsi mediką paėmė. Galėtų kažkas paimti. Jo, kažkas galėtų paimti. Ne. Toliau, čia mūsų bazė. Jų bazė yra čia. Priešas yra čia. Laikina mirtveką jie gali pasidaryti va šito vietoj. Tai dabar einame mes pas žmogų, jis mums pasako, ko mums reikia. Kai su juo busit kartu, jis praneš ir tada jums reikės grįžti paimti ladą ir ladą varyti kelių pagrindinių iki čia jo. Tada paimam jį ir grįžtam atgal iki bazės. Tai jūsų tokia užduotys. Jie dabar statys barikadas, jie gali pastatyti čia, gali čia, belia kur. Blizga. Foto. Negausim malkyčių. Valgyti jau noriu, eik. Na ką, įdomesnis dalykas tai, kad pradėjau su automatu, tai nusipirkau Rūžovo SMG, prie gilio labai tinka. Turim ir Albano POV, tai čia pirmasis kontaktas, pirmieji priešai pastebėti priekį, dar palaukiu, kol prieis arčiau, kadangi neturiu DMR, turiu automatą. Tai šiek tiek keiščiau, nemažai šotų paleidau, gal reikėjo šiek tiek švelniau, bet kilas yra kilas. Albanai, pažiūrėsi savo į kairę, pamatysi mano su Rūžovu gaidžiu. Ten, kur sprogų granatą plius minus. Aš bandau per kairę pušintis. Ai, ten dar 3 nubėgo, tai aš gal nebepušinu. Na, pagal duotą draugų informaciją supratau, kad geriau reikia nepušinti, tai ganėtai pasyviai šiek tiek pašliaužiau į priekį. Ir išlaukus tinkamo momento, čia draugas Albanų nuiminėjo priešus, bet kadangi mano microSD kortelė normaliai neįrašinėjo kilų, tai dėja iš Albano POV neturim, nes jisai naudoja mano DMR sniperį. Ir čia pastebėtas priešas, kuris artėja po truputį ir iš tiesų kantriai laukiu, noriu prisileisti arti, galvoju su pistoletu nusišauti šį žaidėją, gal netgi ir leisti jam praeiti pro mane. Bet čia matom Albano POV su mano DMR, dėja microSD kortelė neįrašinėjo, kažkodėl vaizdinės medžiagos tikriausiai per didelė, per greita buvo įdėta ir nušauna jis šį žaidėją visai. Ir dėja netenka man jo nušauti, toliau kantriai laukiu, stengiuosi nesirodyti. Ir stebėjo toliau aplinką, kas vyksta. Tai su microSD kortelė buvo problemų tokių, kad microSD kortelė, kurią įsidėjau lėtesnė ir mažiau vietos užimančią, pradėjo lygtais gerai rekordinti ir įrašinėti medžiagą. Nežinau kodėl, bet pusę medžiagos turiu, pusę ne. Tai tikiuosi, kad daugiau tokie dalykai nepaskartos, bet, kaip turim praktiką, su Airsoftu visada kažkas atsitinka. Tai jeigu ne ginklai sugenda, tai su kamerom kažkas, jei ne su kamerom, tai su microSD kortelėm, jei ne su tuo, tai pamiršai nufilmuoti, visada visko atsitinka, bet...
Nieko baisaus, po biški verčiamės, gerai, kad turim 6 kameras plus drono medžiagą, tai tikrai galima kažką jums parodyti. Čia toliau kantriai toj pačioj vietoje išsėdėjau apie 20, gal 15 minučių ir ateina dar 2 žaidėjai priešai. Skaniai girdisi, kaip atšoka šatas nuo žaidėjo, matau, kitas žaidėjas atsitraukinėja, bet dar truputį laukiu, gal eis pagydyti žaidėją ir gal ateis daugiau priešų. Bet labai nedrasiai žaidžia šis žaidėjas, nes sniperis iš toli nušovė, labai sunku pamatyti iš kur, tikriausiai neranda. O aš ramiai ginklą laikau už medžių, kad uždengtų kažkiek tais ir neišsiduočiau taip lengvai. Ir matau, kad atsitraukinė žaidėjas ir nusprendžiu, kad reikia šaudyti. Nušaunu jį. Na ir kiek vėliau ateina ar tie patys žaidėjai ir jau mane pastebi, tai susišaudau su žaidėju, gaunu šatų į medį ir iškart nusprendžiu atsitraukti, palikti savo poziciją, bėgu tolin. Atsitraukiu gan toli ir laukiu, kol vėl atpušint žaidėjai. Pavyksta tolumoje nuimti dar vieną žaidėją. Čia dar pamatau artėjančių žaidėjų priešais mane, susišaudimą su jais. Gerai, nes Elgis ant manęs susifokusavęs ateis arčiau. Girdisi, kaip šotai keliauja į medį ir ganėtinai nesėkmingi šūviai. Dar bandau beitinti ir kad komandos narys nušautų Dalbano su snaiperiu šį žaidėją. Ir matau tolumoje pakėlęs jau ranką, jau nušautas. Galiu ramiau priartėti. Taip. Ir dar prieš tai, kai ateidinėjai, aš čia su pistoletu tavęs laukiu. Bet kažkas nušovė. Būtum įlipęs. Jo. Laukiu, paskui mačiau matavai kažką kojo. Na ir pirmą pusę ganėtinai stipriai prasileidom, bet nieko patimų neįvyko daugiau. Kažkur kas 70-80 metrų stato ženklą. Ženklas atrodo va taip. Tai dabar pradėsim žaidimą ir jie pradės kasimą. Tada pasakysiu maždaug koordinatės, kuriuose vietose statysis tie ženklai ir vyks tas. Gal jums pasakysiu, kur jūs turite juos padėti, o jie įsieškot. Tai turit po 6 turėti, gerai? Paskaičiuojam dabar iškart, jeigu duosiu papildymą. 100 metrų ten virš, nes prasijau po savo darbininkų, kurie bina stopjuos, tai atrodo geriau pačiam viską daryti. Tai va, čia. Taip dalyk pats. Tai va, ne, čia. Tai tavo darbas, čia Mindaugo darbas buvo. Na ir ką, užklupo mus labai stiprus lietus, atrodė, kad gal nebus lietaus, bet lietutis pasidarė labai stiprus ir šiaip drėgna vieta. Tai drėgmė labai didžiulė, tiek kameros rasojo, tiek akiniai, tai turėjom nemažai problemų, bet kažką pavyko dar nuveikti. Na, čia fotografas eidamas į pelkę įklimpo, po lietaus tai iš vis paklampėjo, tai tikrai buvo reikalų. Kontentas reikalauja aukų. O, jebать, kaip čia gražus kadras. Ого, приємно. Sorry. Думаю, його намовочу. Ось такі кадри, да? А читав? Ne, Ruška, ačiū jums. Na, o čia jau stipriai kameros užžasoja ir labai sunkiai matosi, bet bandau šadyti tarp pelių esantį žaidėją, pavyksta nušauti jį. O čia tuo tarpu Albano kolega šliaužia per žolės šlapės maloniai ir bando nusnaipinti keletą žaidėjų. Mane pamatė. O čia pavyksta vieną žaidėjų nušauti, sėkmingas šūvis, iškelia rankytę ir ne už kalnų iš tos pačios vietos dar lenda žaidėjai, kiti. Atstumas tikrai yra didelis, tai su snaiperiu ganėtinai sudėtingi šūviai. Mažiau, daugiau pavyksta, jam tikrai nemažai žaidėjų nušauti, o čia pastebėjau į šoną bėgančius žaidėjus. Ja, mačiau. Hit! Na dėja, čia mane patį nušauna, bet komandos nariai imasi iniciatyvos ir bando gelbėti. Tikrai nepatogi situacija. Bet sugeba parsivest mane ir pagydyti. Ten nuo juodo balto yra vos dešiniau pilkimai, štai tenais irgi matai yra čiuvas.
Perdaviau komandos nariam informaciją, pats kitą poziciją nuėjau ir šone pamatau žaidėją tarp medelių, mažas tarpelis, atrodo šaunu, bet šatas kažkaip skrenda dešiniau ir niekaip negaliu užtaikyti šį žaidėją, nors kaip ir matosi, bet pataikyti neišeina. Ir čia tiesiog jisai nubėga. Hit! Hit! Stulpo nieko nematau, akiniai užrastojo, ne. Jau ten, nušliaužiau, blėt, belia kiek, pažiūrėk, jis šlatas nešliaužiau ir dėl nieko. Jų visą tą šoną flanko mane iš savo pusės negalėjau nušauti. Nuo kojos, matė. Na, nusivalėm visas kameras, nes čia žaidėjas į dantį gavo. 2 metrų, dama. Tai Donė taip paharti. Блядь, ну kaip akmenis, na. A, ne? Nu, į dantį tai aš tikiu. Baisiai nuskėlė. 20 sekundžių. Ai, nu, pusė. Apsaugos reikia. Na, važiuojam. Na, tikrai labai rekomenduosiu naudoti Biškį burnos šaudo. apsaugą. O čia Albano POV jau kamera šiek tiek pakritų žemiau. Matom. Ir bandom į priekį pušintis. Pastebiu vieną iš priešų. Tenka vienu šūviu. Kažkur yra priešas ir vienas žaidėjas nutarė bėgti ant mėsos, kad galėtų jis išlyst. Na, čia jau toli pastebim priešą ir bandom šaudyti, tai galvyti trumpam išlenda ir atstumas tikrai didelis, sunku pataikyti. Ta patį žaidėją medžioja ir mano draugas iš kitos pusės. Su snaiperiu jau šiek tiek sudėtingiau. Bet vis tiek bandom sumedžioti tą patį žaidėją. Koks šiam 7 metrų. Na, šitas tikriausiai taikliausias buvo bandymas, bet tikriausiai lapas kažkoks pasimaišė pakeliui matosi ir nedaug pritrūko, kad galbūt būtų Mes pritupėt atsistoja. Jau nepavykus nušaut, nusprendžiu pušintis į priekį. Pakartok nepraėjo. Aš bėgau. O ką? Nešauk iš šiknaučių. Na ir paprašau, kad komandos narys manęs nenušautų iš nugaros. Ir iš tiesų, čia tiesiog šiek tiek pajudėjus, paskeitus bandyti poziciją surasti, buvau nušautas į šono. Iš nugaros apėjo priešą ir buvom ganėtai stipriai užspausti ir labai stipriai pralošim šį eventą, labai stipriai buvo kita priešininkų pusė, tai sveikinimai jiem, tikrai garbingai pelnytai laimėjo eventą ir mus tikrai uždominavo. Aš dar galvoju ant pabaigą. Hit! Na ir taip užbaigėme eventą. Ačiū, kad žiūrėjot. Vat ir pabaiga.